Labas, esu Šarūnė, jogos mokytoja. Šitą pradžią aš jau įrašinėju gal 8 kartą, norėdama pasakyti, kad tai yra mano pačios vakaro praktika, kurią man norisi pasidalinti su jumis. Kadangi pati dirbu stovimą darbą, jaučiu, kad grįžusi namo mano apatinė nugaros dalis ir dažniausiai kojos, blauzdos ypač yra stipriai įsitempusios ir ieškojau sau praktikos, kuri padėtų atpalaiduoti mano kūną, taip pat padėtų ir nusiraminti mano nervų sistemai, pereinant tokiai iš jau kai darbas pasibaigė, tai ne tik fiziškai manęs ten nėra, bet ir mano pati visa nervų sistema rimsta ir ruošiasi poilsiui. Todėl nekantraujant, kviečiu iškart pradėti ir pradėsim šį kartą gulint ant kilimėlio. Visada su savimi turiu kaladėlę, čia jinai tikrai yra nebūtina. Gal vienintelis dalykas, ką rekomenduoju apart jogos kilimėlio, tai yra turėti pleduką, ypač apsiklojant šavasanai galutiniai atsipalaidavimo pozai. Todėl pereikime ant nugaros. Mūsų pėdos yra maždaug kilimėlio plotyje, lengvai galva pasideda ant kilimėlio, išsitempia ir išgula mūsų pilnai visas stuburas, o keliai lengvai griūna lyg vienas į kitą ir kad pilnai atsipalaiduoja mūsų apatinė nugaros dalis. Rankos lengvai guli šalia ant kilimėlio, galima delnais į viršų arba užverstais, kaip jums norisi. Ir palengvom nunešame savo dėmesį į kvėpavimą. Kvėpuojame per pilvą. Įkvepiant pilvas išsipučia. Ir iškvepiantis lengvai susitraukia. Su kvėpavimu rimsta mūsų mintys. Ruošiamės jogos praktikai. Niekur mums daugiau skubėti nebereikia. Esate ten, kur ir turite būti. Pajauskite, kaip su kiekvienu iškvėpimu jūsų kūnas vis giliau atsipalaiduoja, pečiai dar labiau grimzta ant kilimėlio. Su sekančiu įkvėpimu palengva vedame pėdas klubų plotyje ir lenkiame, vedame lenktas kojas prie pilvo, lengvai apsikabiname ir galime šiek tiek lengvai pramasažuoti savo stuburą, pasisukiojant į šonus. Judėkite savo ritmu, palei kvėpavimą. Ir su sekančiu įkvėpimu mes šiek tiek išsisiūbuosime ir pereisime ant 4. Galite tai daryti iš 2, iš 3 kartų, kaip jums patogu. Ir sukryžiuotas kojas vedame atgal palengva, neskubant. Pereisime ant 4, kaip ir sakiau, kai delnai yra po pečiais. Ir keliai virš klubų. Sekančiu įkvėpimu lengvai riečiamės.
Išsiriečia stuburas ir su iškvėpimu gaubiamės. Vedame klubus dubenį po savimi. Smakras lengvai prie krūtinės nespaudžiant. Su sekančiu įkvėpimu kartojame šį judesį. Iškvepiant gaubiasi stuburas. Dar kartelį įkvepiant ir iškvepiant. Su sekančiu įkvėpimu pereiname į neutralią nugaros poziciją, kai stuburas yra tiesus. Ir vedame rankas palengvai, kiek jaučiasi patogiai. Virš savęs. Dabar čia vesime krūtinę link kilimėlio. Jauskitės, kad jūsų klubai išlieka vienoje pozicijoje. Stenkitės, jeigu patogu, kaktą guldyti ant kilimėlio. Čia pakankamai poza yra intensyvi. Galite, žinoma, pasidėti kilimėlį po galvą, po kakta. Rankos yra aktyvios, neleidžia mums sukristi tam ir nepertempiant mūsų stuburo. Čia pabūsime. Jauskitės, kaip su kiekvienu iškvėpimu palengva vis giliau lyg traukiasi jūsų krūtinė arčiau kilimėlio. Leiskite savo kūnui pilnai atsipalaiduoti. Dar keli gilūs kvėpavimai. Ir su sekančiu įkvėpimu neskubant palengva rankas grąžiname arčiau savęs ir gulomės prie lenktų kojų į lengvą kūdikio poziciją. Galite šiek tiek daryti darbą tarp savo kojų, taip leidžiant tik viršutiniai kūno daliai įkristi tarp klubų. Rankas galite laikyti aktyviai priešais save, guldant delnus ant kilimėlio ar tiesiog vedant už savęs delnai į viršų. Jauskite, kaip smagu ir kaip malonu yra skirti laiko sau, kai niekur neskubat, rūpinatės savo kūnu. Dabar čia kartu įkvepiame ir iškvepiame.
palengva atkeliame savo galvą nuo kilimėlio, krūtinę. Pereisime ant, šiek tiek vedame kelius prie rankų į priekį, kryžiuojame už savęs kojas ir sėdamės ant sėdmenų, pravesdami kojas į priekį. Galite šiek tiek sėdmenis išsitraukti iš po savęs, tam, kad mūsų šiek tiek stuburas prailgėtų. Kartu įkvepiame rankos į viršų ir su iškvėpimu leidžiamės prie ištiestų kojų. Skirkite maždaug 30–40% savo visos jėgos, savo mobilumo. Čia nėra svarbu prasitempti, kiek daugiau įnešti gyvybės į visą kūną. Kojų pirštai yra aktyvūs. Įsivaizduokite savo kūną ar save, lyg būtumėt visa vandens didžiulė turbina. Kai kūnas yra visa turbina, o vanduo tai lyg yra prana, mūsų energija, kuri neatsiranda dažniausiai iš niekur, mes turime ją sukurti. Ir yra daug įvairių būdų, kaip tą padaryti. Joga yra viena iš jų. Ir šiuo metu įsivaizduokite, kad mūsų turbina palengva juda. Ir su kiekvienu kvėpavimu ir iškvėpimu įnešate vandens, jinai juda ir palengva sukasi. Net ir atsipalaiduojant kūnui, paleidžiant visos dienos įtampą, grąžinate jėgas į pradinį savo, lyg galima pasakyti, seifą ir jame jas reguliuojate. Kartu mes įkvepiame, su iškvėpimu palengva atsitiesia mūsų stuburas, išsitiesina, paskutinė atkeliauja galva ir dabar lenkiame kairę koją, pėdą vedame prie dešinės šlaunies, su įkvėpimu vėl rankos pakyla į viršų, prasitiesinant. Ir dabar lenkiamės tik prie ištiestos vienos dešinės kojos. Jauskite visai kitą tempimą savo kūne. Kvėpavimas vyksta per nosį. Dar kartelį įkvepiame, iškvepiame, įkvepiame. Ir su sekančiu įkvėpimu atkeliame save, palengva keisdami kojas, tiesdami kairę,
Pritraukdami dešinę, su įkvėpimu prasitempiame rankomis į viršų ir su iškvėpimu lenkiamės prie ištiestos kojos. Pajuskite skirtingą tempimą, skirtingus pojūčius, ką prieš tai jautėte priešingoje, galbūt nejaučiate čia, ką galbūt jaučiate čia, nejautėte dešinėje pusėje. Kartelį įkvepiame, iškvepiame, įkvepiame ir su iškvėpimu atkeliame pakankamai save, paskui net keliauja galva, tiesiame dešinę koją ir pereiname į gulime poziciją. Nugara lengvai tiesiasi, pilnai stuburas ant kilimėlio ir čia lenkiame kairę koją, dedame virš dešiniojo kelio, maždaug ties kulkšnimi kairės kojos, šiek tiek pritraukiame prie savęs ir rankomis imame per tarpą, dešinė ranka keliauja per išorinę dešinės kojos pusę ir stengiamės suimti virš kelio dešiniojo ranką, suvesti pirštus. Čia vedame palengva koją prie savęs. Dešinė koja taip pat aktyvi, abiejų kojų pirštai žiūri į viršų. Panašus tempimas, kaip buvo prieš tai, tačiau jisai šiek tiek intensyvesnis. Naudojame savo dešinės kojos galią, tačiau nespaudžiame savęs, neturėtų skaudėti. Sekančiu įkvėpimu, guldame kairę dešinę pėdą, ant kilimėlio, atkeliame kairę koją, keičiame puses, lenkiame dešinėje koją, pėdą dedame virš dešiniojo kairiojo kelio ir dabar surakiname rankas, suvedame pirštus ties kairiu keliu ir stengiamės dešinę koją palengva pritempti prie krūtinės. Kartu įkvepiame ir su iškvėpimu dedame dešinėje koją, kairę irgi, susuksime stuburą,
lenktos kojos, svyra į dešinąją pusę, lenkiame kairėją ranką, vedame ją priešai save, galva gali kristi, žiūrėti per kairės rankos pirštus, arba akis gali būti užmerktos. Jei jaučiatės, kad per intensyvu galvai, žiūrėkite tiesiai į viršų. Su sekančiu įkvėpimu palengva atkeliame kojas, keičiame puses, kai abi kojos lenktos lengvai svyra į kairę pusę, vedame lenktą dešinę ranką priešai save, galva lengvai gulasi ant dešiniojo šono. Su sekančiu įkvėpimu atkyla mūsų kojos, galva grįžta į pradinę padėtį, palengva lenktas kojas pritraukiame prie krūtinės, beveik kaip pradinėj padėtyje, pradžioje. Kartu įkvėpiame, įsitempiam, galime kaktą suvesti su keliais, kabiname save paskutinį kartą. Ir su iškvėpimu pereiname į vadinamą numirėlio poziciją. Kojos lengvai tiesiasi, lengvai krenta į šalis, rankos šalia kūno, delnais į viršų. Čia galite apsikloti, jeigu jums patogu, jeigu norisi. Akis užmerktos, kartu įkvėpiame. Ir per burną iškvėpiame. Dar kartelį gilius įkvėpimas. Iškvėpimas per burną. Ir paskutinį kartą įkvėpiame. Ir per burną iškvėpiam. Šavasana. Toliau kvėpuojame jums patogiu kvėpavimo tempu.
Jeigu kam norisi, galite čia toliau likti. Einant į pabaigą, prailginame savo kvėpavimą. Grąžiname judesį į kūną, į pirštus, pėdas. Ir lengvai prasitempėme ranką, rankos keliauja į viršų, mūsų kojas išsitempia. Ir su iškvėpimu lenkime kojas, gulame ant dešiniojo šono. Kai jausitės kairės rankos pagalba, atkeliame save, grįžtame į kryžiuotų kojų padėtį, akys vis dar užmerktos. Suvedame rankas prie krūtinės. Padėkokite sau, kad skyrėte laiko šiai praktikai. Padėkokite savo kūnui, koks jisai galingas ir kaip veda jis mus į priekį kiekvieną mielą dieną. Ir padėkokite visiems savo mokytojams už visas pamokas. Praktika baigta, namaste. Ačiū. Ačiū, kad buvai. Ačiū, kad praktikavai kartu su manimi. Tikiuosi pavyko atsipalaiduoti. Tikiuosi nervų sistema nurimo, kūnas taip pat. Pavyko įsižeminti. Linkiu gražios tiesiog likusios dienos ar vakaro. Jeigu norisi, gali pasidalinti, kaip pavyko atlikti šią praktiką. Ar yra kažkokių klausimų, visada lauksiu. Iki kitų kartų, iki.